Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijoje netradicinė pamoka. Labai gerai. Ir vėl rodė, kad jis grįžtų per tunelį. Puikiai. Gerai. O jei tiksliau, tai kaniterapijos užsiėmimas. Projekto, kuriuo siekiama pagerinti vaikų turinčių specialiųjų poreikių emocinę gerovę dalis. Šunys yra labai geri motivatoriai. Todėl, kad yra įdomiau, geriau ir šuo yra ir kaip palaikantis asmuo, kuris neteisia, nevertina, šuo priima tave besąlygiškai. Jam visiškai nesvarbu, kokiu greičiu tu bėgi, visiškai nesvarbu, ar tu taisyklingai darai pritupimus, ta prasme, šuniui vertinga ta veikla kartu. Kaniterapeutė sako, keturkojai padeda pačiose įvairiausiose srityse, nuo fizinės gerovės iki skaitymo pamokų. Galima šunis naudoti sportui, ar ne, tai motivacijai, ar ne, teisingai atlikti pratimus. Turiu kolegę kineziterapeutę, kuri naudoja būtent laikysenos korekcijoms visokioms. Šuo gali padėti mokytis skaityti. Mes būtent šičia gerinam vaikų emocinę savijautą. Per darbą kartu, per sėkmingą darbą kartu su šunimis. Kadangi vaikai yra nedideli, aktyvūs, tai mano kaniterapijos planas yra būtent per sportą, per uždavinius, per tai, kad jiem pavyksta ir jie dirba kaip komanda ir kiekvieną narį ar ne komandos pasianalizavus, aš skatinu arba raminu per šunis skirtingais būdais. Gimnazijos vadovybė teigia, kad tokia pagalba mokyklai yra labai svarbi, o poreikis didžiulis. Visos mokyklos paeiliui eina, tai dabar atėjo mūsų, kadangi mes daug turim mokinių, kurie turi ypatingų, tai yra specialiųjų poreikių. Visi, aišku, jie skirtingi. Tokių vaikų mes turim 53, projekte dalyvauja 45. Čia su kaniterapijos, su šuniukais dirba vaikai, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų. Tai yra nerimo, dėmesio nesukaupę, arba per daug energingi, arba visiškai tylus, vaikai autistiški. Tai būtent, kad išmoktų susikaupti, kad nebūtų triukšmo, išmoktų įsiminti, patirtų sėkmę. Tai va šita grupė, nes yra kitos veiklos, kuriuose dalyvauja kiti vaikai. Moksleiviai užsiėmimų laukia su nekantrumu. Kiekvienos dienos laukia antradienio, kad galėtų būti užsiėmimai su šuniukais. Projektas finansuojamas ES lėšomis, jam skirta daugiau nei 1,5 milijono eurų. Šiuo projektu teiksime paslaugas 202 mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams. Pirmiausia, tai yra mobilios komandos paslaugos. Taip, atvažiuoja komanda ir teikia paslaugos. Toliau eina šalia ir labai daug įvairių edukacinių ir terapijos. Tai jau yra gavę miško terapiją, šunų terapiją, arklių terapiją, molio terapiją. Tikimasi, kad projektas tęsis ir ateityje. Dar sustojam čia, kaip jau darėm. Visi geri darbai tęsiasi. Tai tikrai šitas projektas yra 100% finansuojamas iš ES. Kai baigsis projektas, mes jau turėsime įdirbį, matysime, kas labai reikalinga, kurios veiklos, tai tiesiog prašysime Panevėžio rajono savivaldybės tarybos duoti kažkokį finansavimą. Projekto iniciatoriai akcentuoja, pagalba patiriantiems sunkumų yra stiprios visuomenės pagrindas. Kaip mokinau, traukiam už nosies, taip?